Labas. Truputį apie santykį su kitais žmonėmis. Jisai labai svarbus. Jo neišvengsi. Jokiam pasaulio krašte atsiribojus. Net teko vienuolyne pabūti čia Lietuvoje. Ir ten yra santykis su kitais žmonėmis. Tai kuom jis svarbus ir ką aš noriu apie jį pasakyti. Gyventi dėl kitų ar tenkinti kitų žmonių lūkesčius, jų svajones yra žalingas dalykas. Čia mano patirtis, bet jei ne, viską, ką aš sakau, patikrink pats per save. Mylėti kitą ir padėti jam yra nuostabu, kai jis prašo tos pagalbos. Ar jos nori. Tačiau padėti tam, kuris tiesiog savo pasaulį projektuoja kitiem, norėdamas savo naudos, o tai darom visi nesąmoningai. Tai turint tokį santykį su kitu žmogum, tenkinant jo lūkesčius, eini į kančią. Tai su kuo turėti geriausią santykį, jei ne su kitais, nes tai gali būti ir artimas žmogus, šeimos narys, nesvarbu kas. Geriausias santykis, kokį gali turėti, tai su pačiu savimi. Bet kas esi iš tiesų, tada klausimas, nes mylint save kaip iš savanaudiškos pusės, norint gero tik tai savo kaip iš savanaudiškos pusės. Irgi paklaus savęs, kaip save myli. Tai santykis su savimi yra pirmoji vietoj. Meilė gyvenimui ir nepabijosiu žodžio meilė Dievui. O tada santykis su kitais žmonėmis tampa žaismingas, įdomus ir net sakyčiau prasmingas. Sėkmės.